šiaip į Lietuvą atidundėjo europinės vertybės. Universitetuose pradedama vengti įvardinti lytis, šeimos Absurdas. sąvoka interpretuojama kitaip. Kas yra šeima? Absurdas, tai ką sakot, ir tai yra taip vadinamasis kairysis liberalizmas arba leftistinis liberalizmas. Nemaža dalis šitų tendencijų ateina iš kairiųjų stovyklų Amerikoje, taip pat Europoje. Europa dažnai buvo tokia į kairę pusę orientuota. Ir kai ministras buvęs nesugeba pasakyti arba sąmoningai vengia, bijodamas pasakyti, kiek yra lyčių, tai yra neįtikėtina. Kaip vicemerė. Kiek jų yra? Yra aiškiai yra dvi biologinės lytis - vyras ir moteris. Ir net keista, ir net ir Vilniuje vicemerės, irgi, kaip tik aš paklausiau prie posėdį apie tai jinai neatsakė, sako, aš